martyrdom life, but if there's anything gladly that of the Nedorybės paslaptys jau veikia, kol bus patrauktas tas, kas jį sulaiko. Tada pasirodys nedorėlis, kurį viešpats sunaikins savo burnos kvepimu ir sutriuškins savo atėjimo spindesiu. Ano nedorėlio atėjimą šėtonui veikiant lydės visokios jėgos, ženklai ir netikri stebuklai. Ir visokia neteisumo apgaulė žūstantiems už tai, kad atsisakė mylėti tiesą savo išgelbėjimui. Todėl Dievas jiem pasiūs stiprų paklydimą, kad jie tikėtų melu ir būtų nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgo neteisumą. Skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, tebūnie prakeiktas. Kaip anksčiau sakėme, taip dabar sakau dar kartą, jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, negu esate priėmę, tebūnie prakeiktas. Čia yra žodžiai iš Šventojo rašto. Mes girdime, kad net jeigu angelai skelbia kitokią evangeliją, tebūnie prakeiktas. Kokia evangelija šiandien žmonės pasitikė? Kristaus evangelija? Ar evangelija iš angelų? Evangelija iš kažkokių apreiškimų? Jėzus sakė, kad jo žodžiai nepraeis. Tai, kas yra materialu, pasaulį, žemę praeis, bet jo žodžiai nepraeis. Jis taip pat yra pasakęs: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip kaip tik per mane. Mes matome, kad pas Dievą galime nueiti tik per Jėzų Kristų. Jeigu žmogus atgailauja, patiki Jėzumi, patiki, kad jisai numirė už nuodėmes, kad jis prisikėlė. Ir žmogus atverdamas širdį sušunka: viešpatie, gelbėk mane. Žmogus gimsta iš naujo. Šiandien dažnai žmonės seka kitokią evangeliją. Evangelija, kuris skelbia, kad mums pakanka kito tarpininko. Ir nesvarbu, per ką ateisime pas Dievą. Galime pas Dievą ateiti per Mahometą, per Budą, atrasti jį savyje, arba per Mariją. Žmonės keliauja į Šiluvą. Žmonės keliauja į Lenkijos vietas, kur pasirodo Marija. Lurdas, Fatima, Medžiugorje. Ir ten sakoma, kad yra pergyvenimai, patyrimai, nuostabus emocijos, jausmai. Žmogus iš tikrųjų sako: aš esu susitikęs su Dievu. Aš gaunu stebuklus, aš esu išgydytas. Bet ir iš tiesų, tai yra iš Dievo. Jėzus daug kartų perspėjo: žiūrėkite, kad niekas jūsų nesuklaidintų. Daug kas ateis mano vardu ir sakys: aš esu Kristus, ir daugelis suklaidins. Atsiras netikrų Kristų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, kad suklaidintų jie įmanoma net išrinktuosius. Ateis daug netikrų Kristų, netikrų pranašų, ženklai danguje ir žemėje. Iš kur tai? Ar jums nieko neprimena?
Jėzus Kristus sako, žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis mano vardu ir sakys, tai aš, ir atėjo metas, neikite paskui juos. Tai viešpaties Jėzaus žodžiai. Paskui ką šiandien žmonės eina?